Psichologinės problemos labai yra rimtos ir žmonės labai dažnai šiais laikais kenčia nuo jų. Nepasitikėjimas savim, praradimas savivertės - tai yra labai nemalonus dalykas. Kaip tą atgauti? Kaip gauti pasitikėjimą? Mylėjai, yra tos aukščiausios jėgos, tikit ar netikit tais angelais, ar jūsų ten sargais, ar globėjais. Jie yra. Nesvarbu, kuo jūs tikit. Ar tai, kad jūs protėviai saugoja, ar aukščiausios jėgos, ar Dievas. Bet jos yra. Nesvarbu, kaip jas pavadinsit. Yra kiek kalbų, tiek kitokių pavadinimų. Svarbu, kad jūs tikėtumėt. Jeigu norit išbandyti jas, galima tą padaryti. Nebijokit to daryti. Tiesiog paklauskit jų. Paprašykit. Tiesiog parodykit aukščiausios jėgos, kad manim rūpinatys, kad aš esu jūsų saugoma ar saugomas. Paprašykit įrodymų. Duok ženklą, kad tu mane globoji, kad jūs mane globojat. Dar yra tokios praktikos kaip vakare, prieš užmiegant, prieš miegą. Paprašykit, kad rytoj ryte pabusiu man geresnioj realybėj ir viskas seksis labai labai sklandžiai. Ir man ką bedaryčiau, kur eičiau, man visur seksis. Galima paprašyti įvairiais žodžiais, savais žodžiais. Tiesiog paprašykit to ženklų, to signalų, kad jūs esat saugomi. Ir matysit jūs jį, tikrai pajusit, jis bus jums duotas. Pasitikėkit tom jėgom, pasitikėkit savim. Savivertė yra labai svarbus dalykas. Kai žmogus tiki savim, savo jėgom, jam tikrai pasiseks. Galit jūs daug ką, net neįsivaizduojat, koks jūs esat stiprus ir kiek galit dėl savęs patys padaryti. Pabandykit šitas praktikas. Nieko nuo jom blogiau neatsitiks, jeigu jūs jas išbandysit. Jeigu ir nusivilsit, tai bus tas, kad jūs nemokėjot gal nuoširdžiai paklausti ar paprašyti to signalų, arba nesugebėjot jų pamatyti. Tai dažniausiai ir įvyksta. Tiesiog žmogus neatkreipia į tas smulkmenas.